Tai nuo ko pradedam? Nuo vaikų man labai sunku būti su vaikais. Žinau, kad reikia jų turėti, ar ne? Kad visur tai būna. Aš nežinau tokių šeimų, kuriuose taip nebūna. Kas normalius santykius su vaikais kaip turi? Mama, nesusitvarkau su tai savo vaikais. Gali mane iš čia pasiimti. Sveiki, Vyrų kalvės akademijos bendruomenė skirta tėvams, užaugink sūnų. Šiandien kalbamės su Jūrate, verslo psichologė ir 3 vaikų mama. Labas, Jūrate. Sveiki, daug. Tai nuo ko pradedam? Nuo vaikų? Nuo vaikų, gerai. 3 vaikai. Taip. 2 dukros ir sūnus. Taip. Ir jau anūkas. Jau ir anūkas? Taip. O Dieve, kaip gerai. Jo ir man tada, kad kažkada šitas ateis. 3 vaikai, po vieną sakinį. Kaip apibūdintum kiekvieną vaiką vienu sakiniu? Kiekvieną vaiką. Aha. Geras labai klausimas. Taip, gal vyresnėlė patogi. Todėl tada vidurinioji įmantri. Ir sūnus, 3, laisva siela. Čia jau 2 žodžiai. Laisva siela. Tai tas nepatogiausias, ne? Negaliu sakyti, kad jis yra nepatogiausias. Man patogus, kitiems ne visada. Fainai. O kokio amžiaus? Sūnui 11,5 bus 12, tai čia jauniausiam. Pats gazas. Taip. Okay. Gerai, man labai smalsu, kaip čia taip gaunasi verslo psichologija ir vaikai, ir vaikų auklėjimas. Kaip čia siejasi? Labai stipriai. Kai aš suaugusiems, dirbu su suaugusiais labai daug, ir man vis knietėjo atrasti priežastis tam tikro elgesio. Atrodo, tu suvoki ir kalbi kaip su suaugusiais žmonėmis, bet jauti, kad susiduri vos ne su paaugliais arba iš vis mažais vaikais, ar ne? Tai reiškia, kad tam tikras pasilikusios elgesio modeliai, kurie išmokti, kaip ten, nežinau, vengimas, bėgimas, atsakingumas, perfekcionizmas, ta prasme, visi tam tikri modeliai. Ir kadangi mano pirmas išsilavinimas yra pedagoginis, tai man pradėjo labai sietis ir aš pradėjau dar labiau gilintis į vaikų psichologiją. Kuo labiau gilinuosi, tuo labiau supratau ir atradau. Visi elgesio modeliai susiformuoja vaikystėje, kuriuos mes perkeliame suaugusius, visi gynybos elementai. Ne? Tai taip pat ir gavosi tas papildymas ir kaip kartais, kur mano širdis labiau dainuoja, aš niekad negaliu atskirti. Ir ten dainuoju, ir ten dainuoju. Ir tarsi tai 2 skirtingi, bet jie antiek yra panašus. Ir savo vadovams, jeigu tu taikysi tinkamus tėvystės metodus su savo darbuotojais, rezultatą pasieksi tą patį kaip tėvai. Jeigu taikys vadovavimo modelius savo vaikams, irgi rezultatą pasieks puiku, ar ne? Tai kada sujungiu ir vieną, ir kitą, ir gaunasi tokia harmonija, ir man atrodo, čia yra mano didžiausia stiprybė. Sujungti, valdymo principų ir sistemas parnešti šeimą, tėvystės, buvimo tėčių ir mama principus pervesti į darbuotojus, į savo įmonę. Wow, geras, dar taip negirdėjau, bet įdomu. Gerai, pavyzdį. Ką iš tėvystės aš galiu atsinešti į darbą, jeigu aš esu įmonės vadovas, ką aš galiu atnešti į darbą? Ribas. Taisyklės, susitarimus, bendrus, ar ne? Kaip mes jų laikomės, tada ne per bausmes eiti, per pasiekmes, per pokalbius, ar ne, giluminiai tie patys pokalbiai, ko labiausiai nekenčia ir darbuotojai, ir vaikai. Kalbėtis. Kalbėtis. Tikrai, tarsi niekas nemėgsta ilgai kalbėtis, ypatingai, jeigu tas pokalbis yra, auklėjamas pobūdžio, ar ne, arba tu ten, nežinau, ateini ten darbe, kelintą valandą mes renkame susirinkimą, ar ne, o žmogus vėlavo. Tai jisai suvokia, kad klausimas tai yra apie ką, kad aš dabar turėsiu pasakyti, arba kaip mes elgiamės susirinkimo metu. Pagarbiai. Ką reiškia pagarbiai? Ar mes nukeliam balsą, ar mes ten iš žmonių nutyčiojamės, ar pertraukinė. Tai eini per klausimus, kaip ir su vaikais, auklėjime,
per klausimą tu eini į suvokimą, o ne į moralą, kad tu blogai pasielgiai, tu to nepadarai, to nepadarai. Bet kokie buvo mūsų susitarimai? Kaip tu tų susitarimų laikeisi? Tai va tas labai irgi, kuo puikiausiai tos pačios ir pasiekmes, ar net irgi visą tai gali perkelti ir sudaryti. Motyvacijos principai. Okay, geras, išgirdau nuo bausmės į pasiekmes. Kuo skiriasi bausmė ir pasiekmė? Pasiekmė, tu suvoki, kad tu pats priėjai prie viso to. Ta prasme, toks buvo susitarimas ir tu atsakingas už pasiekmę. Bausmė tai tarsi aš paskiriu ir nubaudžiu tave už netinkamą elgesį. Ne? Bet kada tu pradedi eiti sąmoningumą, mano principas eiti į žmogų per sąmoningumą, kad tu pats ir suvoki, kad tai yra tavo elgesio pasiekmė. Ne tai, kad aš kaip galios poziciją turintis, ar ne, ar mama, ar tėtis, ar vadovas ir naudoju galią. Va dabar tu negausi premijos, ar ne, arba dar atimsiu iš tavęs ten kišenpinigius, neduosiu tau jų. Tai tas, mes demonstruojam galią, bet kai aš sakau, žiūrėk, buvo mūsų susitarimas, kur bus leidžiami pinigai. Tu juos naudoji ne pagal paskirtį. Aš nefinansuosiu tavo ten rūkimo ar ne, ten alkoholio. Aš nefinansuosiu, nes tai vadinasi, kišenpinigiai mažėja arba tu susimoki pats. Tai ir darbe tas pats. Jeigu buvo susitarimas, kad padarai planą ir tada bus mokestis už darbą, ar ne, priedas už darbą, kas labai dažnai negausi premijos. Tai prasme, tu ją uždirbti turi, tu jos ir neturi gauti. Tai va, tokie patys žodžiai. Tu jos teisingai, premijos negauni, taip. Taip. Tu turi kažką ekstra daugiau padaryti, kad uždirbtum. O, geras, atsakomybės perkelimas pačiam žmogui. Pasiekmė, atsakomybė perkelio, o bausmė jo iš galios pozicijos, kad taip, aš nuspręsiu dabar kas ten. Aš manau, kad bausmės tai yra, kai jau tu nusikalsti, ar ne? Tai yra nusikaltimas ir tu gauni bausmę, bet ir tai yra tavo elgesio pasiekmė. Tai tu ir gauni tą bausmę, nes tu žinoi, kad gausi, pavagi ką nors, ar ne? Tai, žinai, kokios bus pasiekmės, tai bus tokia bausmė. Fainai, geras, įdomu. Labai įdomu vadovai, kaip tėvai, kas jiem yra sudėtingiausia. Bet kaip ir tėvystėje, mes labai norim būti geri. Taip, bet tas siekimas yra, tu neturi būti siektas visiems geras. Tu nebūsi visada geras. Kaip ir tėvystėje su vaikais, tu nebūsi visada geras. Tu gali būti geras, jeigu tu viską darysi, ko nori vaikai. Mes puikiai žinom, kad mes negalim visko daryti, ko jie nori. Tai lygiai taip pat ir darbuotojams. Tu niekada nebūsi geras visiems. Niekada. Bet tu visada turi siekti būti teisingas. Teisingas, o tam, kad būtum teisingas, tu turi turėti aiškius kriterijus, pagal ką matuoji teisingumą. Gerai, o jeigu paimsim vadovus, kas jiems nesiseka tėvystėje? Kur jie šlubuoja, kas konkrečiai nelabai gaunasi jiems būti? Susitarimai ir jų laikymasis. Bet tiek vienoje, tiek kitoj pusėje. Rimtai? Taip, tu susitari ir tu, ypatingai, pavyzdžiui, kaip vadovams, tu susitari su suaugusiu žmogumi. Tu nori, kad jisai laikytųsi, bet lygiai taip pat ir tėvai susitarė su vaiku. Mes pamirštam kartais, kad tai yra vaikas, tarsi susitarėm gražiai, taip ir turi būti. Ir tada tas, kada nėra taip, neįvyksta, kaip tu susitari, tu labai nusimeni, tu labai pasimeti, o tada atsiranda toks, bet daugiau taip nepasikartos. Galima va tik šį kartą. Ir viskas gerai, čia žinokit, čia ne, čia draugo cigaretės, čia ne mano, ar ne, arba ten. Čia man kolega neperdavė, nedavė, tai dėl to aš ir nepadariau. Šiaip būčiau padaręs, bet kai darbuotojai permetė neatsakomybę, tada vadovas, gerai, aš pats greičiau padarysiu. Bet jis pats padaro už žmonės darbus, kaip ir tėvai, už vaikus atlieka jų atsakomybės. Ten, nežinau, nepadariau ten namų darbų, naktis ar ten kartoninio popieriaus nėra. Ir ką tėvai, keliasi, bėga ir sprendžia tas problemas, nesuteikdami tos galimybės, kad tai yra tavo atsakomybė. Tavo. Ir tu turi prisimti pasekmes. Mes gyvenam name ir per mano sūnų 17 metų dabar, vyriausia. Aš dabar klausiausi ir galvoju, kapėts, per 8 metus, ne, per mažiau, per kokį 7 metus, aš nesugebėjau
nesugebėjau padaryti taip, kad jis katilą, pečių, kur tu pats ir man ten nereikėtų nieko įtikrinti. Su pasiekimėm, su visais reikalais, su viskuo, viską išbandžiau, nieks nepaėmė. Tai aš dabar blogas tėvas ar blogas vadovas, kurį čia vietoj man nepaeina. Aš nemanau, nei kad blogas tėvas, nei vadovas paklaustų, kodėl jis jo nekūrena, vis tiek yra priežastis. Gal jam nereikia, jam šilta ir taip. Tai kai jisai nesupranta to prasmės, kam to reikia, tai, čia žinot, kai vaikai, kai tu nesupranti tos prasmės, kodėl reikia tas pamokas daryti, kol tu nesupranti tos prasmės. Arba, nežinau, pečių užkurti, krosnelį, jeigu man yra šilta. Ypatingai dar vaikai ir paaugliai negalvoja, kad gal pareis tėvai reikėtų jiems užkurti, arba kad namuose ten būtų kažkas tai ar ne. Tai... Ten yra daugiau aspektų, pavyzdžiui, taip kaip padaro. Galima sugadinti arba galima nesugadinti. Tai renka sugadinti, nes mažiau darbo. Rezultatas mažesnis, bet rezultatas yra, jį tikriausiai tenkina. Tai niekada nesugebėjo. Bet gal jisai nėra patyręs to sugadinimo efekto ir kas būna, kai tu sugadini. Yra, rodžiau, kiek kainuoja. O susimokėjo? Bliamba, gerai, už šitą susimokės. Gerai, ačiū už idėją, susimokės. Tiesiog, nes, jeigu turi savo pinigų, uždirbtų, tai... Pas mus biškai kitaip veikia. Jeigu tu neturi pinigų, tai yra tavo reikalas. Jeigu neturi pinigų, parduosim PlayStation'ą. Taip, ta prasme, kad tu vis tiek, taip, tu turi susimokėti. Tai lygiai kaip ir versle, darbuotojai, jeigu tu vieną kartą, jeigu aš tau parodžiau, pamokiau ir tu sąmoningai nusprendėjai, nes tau taip atrodo paprasčiau ir yra pasiekmes, tai dalinkimės. O kam yra sudėtingiau, jeigu šnekant apie vadovus, kam sudėtingiau, ar mamom būti mamomis grįžus namo, ar tėčiams būti tėčiais grįžus namo? Aš manau, kad ir tiem. Ta prasme, priklauso labai nuo asmenybės. Ir kaip įsitraukia į tą patį auklėjimą, į tą patį buvimą. Pavyzdžiui, nežinau, yra tiek moterų, tiek vyrų, kur šeima nėra didžiausia vertybė. Ir reikia suprasti, kad tai nėra nei blogai, nei gerai. Mes labai dažnai nustatom, kad privaloma, jeigu aš jau esu mama ar tėtis, mano aukščiausia vertybė turi būti šeima. Bet žmogus, pavyzdžiui, neturi šitos vertybės, bet gal jisai turi labai aukštą vertybę, nežinau, ten darbas, ar ne, pinigai, ir jis labai nori aprūpinti šeimą. Taip? Kad šeima gerai būtų, turėtų viską ir taip. Tai jeigu kitas žmogus turi, tai jisai gali lygiai taip pat įtraukti tą patį žmogų, kurio vertybės nėra visiškai ten šeimos. Ir jisai gali atėjęs sakyti ten, mes dabar su šeima leisim laiką. Žmogus gali sakyti, aš dar einu padirbti. Gerai. Tai tas balansas, tas susikalbėjimas, o yra ir moterų, kurios gerai jaučiasi darbe, ten ar ne, nardo, ir jos ten, kaip... Ir sako, man labai sunku būti su vaikais, aš nežinau, ką su jais man, bet žinau, kad reikia jų turėti, ar ne? Nes taip priimtina visuomenė, ir ne, ten, ir vyras, bet, pavyzdžiui, vyras, jis labai nori, su vairios šeimos be galo didelis, tai jisai ir puikiai gali tai kompensuoti, ir mes neturim nuvertinti, bet mūsų visuomenė labiau vis tiek baudžia moteris. Va čia gal yra skaudžiausia. Ta bausmė yra, kad kokia tu esi mama, turim tai, po pusės metų grįžai į darbą. Taip, nes niekaip nematau savęs, čia tarp šitų, nedžiugina manęs, tiesiog, ar ne, bet tėtis ten balionus kabina, ten ploja. Ir vaikas vis tiek tai gauna. Ir tai nereiškia, kad yra šalta, beširdė mama. Kažkodėl tėtis gali tai, bet mama tarsi tampa tokia beširdė. Bet tai netiesa. Ir tai nereiškia, kad mama neturės ir su vaiku stipraus ryšio. Gal su vyresniu vaiku vėl kitaip elgsis ir bendraus. Geras. Man vis tiek įdomus tas kampas vadovų ir tėčiai mamos, jie vadovai, tėčiai mamos. Nes pas mus, vyrų kalvė, yra labai daug žmonių, kurie užima kažkokias tai pareigas ir kažko daug veikia versluose labai. Ir matau, kiek jie kenčia dėl to, kad jiems nesigauna. Ypač su paaugliais nesigauna.
ir kiek ten yra kančios, nusivylimo ir rankų nusvirusių ir ko tik nenorim, nesigauna. Darbe gaunas, o čia nesigauna. Nes darbę gali atleisti namuose, ne? Va. Jeigu nesigauna darbę, tai... nepataikėm, ne? Tiesiog, netinkam vienas kitam ir atsisveikinam. Dėl to man labai visą laiką būna, aš sakau, darbas nėra šeima. Mes negalim žiūrėti darbą kaip šeimą. Tai yra darbo bendras interesas vieni kitų tenkinimas. O šeimoje tu neatleisi, tu turi išmokti priimti vaiką ir kitokį, jeigu jisai nėra panašus į tave. Jeigu jisai nesiekia tavo svajonių, jeigu jisai kalba ne tavo kalbą, tu turi mokytis išgirsti ir suprasti. Net ten, nežinau, tas pats, tau labai ten patinka žvejyba, o sūnus sako, bet sūnus sako, einam tėti pažaisti PlayStation, o tėvas, rimtai šitom nesąmonėm aš užsiiminėsiu, ar ne? Ir tada gaunasi vienas tarsi daro sąmonės, o kitas daro nesąmonės. Tai tėčio atveju vaikas daro nesąmonės, ne? O vaiko atveju tėtis daro nesąmonės. Bet tu turi išmokti priimti, tu turi išmokti išgirsti. Ir ne vaikas turi išmokti išgirsti tėvus, o tėvai turi išgirsti vaikus. Nes vis dėlto mes esam suaugę, mes nebesam vaikai, mes esam subrendę, mūsų smegenys galų gale jau yra stabilios, bent jau turėtų tai būti. Bet come on, jiems 16 metų. Jie paaugliai. 16 metų, jau normaliai galva ne, jau turi. Jų smegenys nesudarė. Viskas ten veikia. Ne, iki 23 metų smegenys nėra subrendusios iki galo. Nieko tai nesako, neklauso manęs ir viskas. Ir atleisti negaliu. Tai klausimas, kur neklauso, o ar tu klausai? Va, čia įdomesnė dalis. Aš tai klausau viską, nuperku šitą ir aną, viską turi. Kompą turi, visur pašertas, nuvežtas ir prižiūrėtas ir dar babkių gauna. O kas jo geriausias draugas? Ką aš žinau? O apie ką jisai kalbasi su draugais? Tai apie savo nesąmonės. Apie kurias? Ten kompai, ten dar kažką. Na, o ką jisai veikia kompiuterį? Kaip, nesąmonės. Tai kol mes matom, kad tas vaikas veikia nesąmonės, tai mes to ryšio niekada ir neturėsim. Nes darbėgi darbuotojai neteina nesąmonių daryti. Jie dirba tavo darbus. Jie nesąmonės daro, bet juos ten gali sureguliuoti. Pjaisus pasidėlioti, visus schemutės sekimo, ir visų pasiekmių, ir kiek tau duosim laiko iki išėjimo ir taip toliau. Taip. Ir bus pigiau kompensaciją sumokėti, svarbu, kad paleidži žmogų, kuris netinka. Taip, bet ten jau ateina žmogus, nežinau, jeigu mes samdom inžinierius, tai jisai bus inžinierius. Mes nesamdysim inžinieriaus, nežinau, psichologo, kad jisai dirbtų inžinieriaus darbą. Bet vis tiek tam nepataikai. Taip, bet kuriuo atveju aš reikalavimus jau iškeliu, ar ne? Darbuotojų aš keliu reikalavimus. Nežinau, mokytojas neis dirbti statybininkas, ar ne? Visi turi turėti pedagoginį išsilavinimą. Tai mes jau samdom darbuotojus, kurie atitiktų kvalifikaciją mūsų darbui. Ir va čia, man atrodo, susitinka tas dvi dalis, kur vienoje daly man belie kaip gerai sekasi, jie klauso manęs, jie supranta, ką aš darau, jie žiūri į mano pusę ir kitoje pusėje nieks neveikia iš to, kas veikia darbe. Ir kaip šitą palikti, ką su tuo daryti, kad čia veikia, viską žinau, aš sėkmingas kaip vadovas ir taip toliau, mes čia pasiekėm belie kokių tikslų. Namo grįžti, viskas. Aš čia dabar klausiau tokį dalyką. Darbe kiek laiko praleidai? Su tai žmonėms, kurie yra darbe. Kiek laiko jiems skiri? Kiek laiko su jais kalbi? Kiek laiko tu kuri viziją su jais? Sprendi problemas, paskatini, įgalini, pasitiki, ne? Kiek tiem? Ir kiek tada laiko tu skiri savo vaikams? Tai ta sėkmė čia irgi yra matuojama, ar ne? Tas laiko indėlis. Ką tu su savo vaikais veiki? Ar tu ateini tik tai pasakyti, kad tu darai nesąmonės? Ar tu ateini pasakyti, tu ir vėl tavim pasitikėti negaliu? Kodėl tu ištisai kuri problemas? Tu viską turi ir nieko nevertini? Ar tai yra ryšys? Jūs darbe tikrai taip elgiatės su žmonėmis? Ne, mes dažniausiai svetimus gerbiam labiau nei gerbiam savus. Čia ir bėdelė yra, kad šitoj vietoj, kai man tenka su tėvais kalbėtis, jie eina į savigyną. Čia aš galiu pradėti gintis. Čia nusišneka. Dar vieną čia atėjo papasakoti man, kaip gyventi.
Baisiai čia, suprantu. Kiek aš laiko su vaikais praleidžiu. Jo, savigyna. Bet žiūrėkit, ir verslėjimas savigina. Kai aš dirbu kaip vadovas ir man nesiseka, aš kaltinsiu irgi ką? Darbuotojus, kad ne tuos pagavau. Bet kada tu atsižvelgi į save ir savo paklausi, mes gintis visą laiką galim. Nėra vienos taisyklės, kur visiems 100% tiktų. Netgi ir ne, kaip namuose, jeigu augini daugiau nei vieną vaiką, jie vis tik yra skirtingi. Vis tik skirtingi. Taip. Aš kartais, kai juokauju, dabar pas mane namuose 2, nes vyriausia jau yra savo šeimą sukūrus. Tai kaip poliai, vienas vienam polyje, kitas kitam polyje. Jeigu viena yra antiek atsakinga, antiek sudėliota, jinai net iš vakaro susidės ką ryte, kokiais kvepaliukais purkšis ir surašyta, viskas smulkiai bus. Tai kitas jisai atsikėlęs susigalvos. Ko šiandien nuostabi diena yra. Ir jeigu pamiršiu, ką nors, nežinau, pažastis pasitepti, tai bus, jeigu smirdėsiu, pasmirdėsiu. ir tai nėra pasaulio pabaiga, ar ne? Neatsakysiu į tą klausimą. Taip, nepasiruošiau. Tai, bet tų vaikų skirtumas, jeigu mes tai pažvelgsim, yra ir mūsų didelis indėlis. Mūsų didelis indėlis. Gerai, dabar galvoju iš to kampo, kaip ir versle galima pasimatuoti temperatūrą, kur esi. Nuo ko pradėti pasimatuoti temperatūrą, kokia yra šeimoje? Kaip mes einam valgyti vakarienės. O, geras, labai įdomu. Ar visi nori eiti valgyti vakarienę, visi sėdasi prie stalo, ar atsisėdę, jie kalbasi, kokia buvo šiandien diena, ar tu nori pasimti pultelį, įsijungti televizorių žiūrėti, ar kiekvienas šiaip atskirai valgo vakarienę, ką mes veikiame prie stalo ir kaip mums yra gera leisti laiką kartu. Ir apskritai, kokie pokalbiai būna net prie to stalo. Gerai, nejungiamas pultelis, nes mama ar tėtis pasakė, nežiūrėsit televizoriaus. Kas vyksta prie stalo? Tylim? Arba, ką šiandien gavau vėl pastabą, arba, nežinau, pažymys. Kalbam tomis temomis, kur, kam, bet vaikam tai tikrai nėra įdomios. Tai va, apie ką mes šnekamės, apie ką mes bendraujam, kas mus visus sieja, kas pakyla nuo stalo, kaip pakyla nuo stalo, kas dengia stalą, kas ruošia vakarienę, kas nudengia stalą, ar ne, kaip padėkojama už vakarienę, ar tu, nežinau, jeigu tau maistas nelabai skanus, ar tu drąsiai gali pasakyti, kad, man pritrūko prieskonio, arba man kaip ir neblogai, bet kažkas tai, tai pasigamink pats, ne? Tai vadinasi, aš net galiu sakyti savo nuomonės, ne? Ir gali prie stalo sėdėti vienam labai skanu būti, o kitas sakyti, man netinka čia šitie riešutai, niekaip netinka. Bet tai nereiškia, kad išimkite iš tuos riešutus, ne? Bet aš su jais valgysiu. Bet aš pareiškiu savo nuomonę, pagarbiai. Tai va, manau, kad čia labai neblogas dalykas pasimatuoti. Vakarienė, geras, super, gerai. Matuojas, galim išstelti pjaisus, kaip čia kas tada nuėjo. 3 vakarienės iš eilės pasimatuoti ir pasižiūrėti tada vidurkį. Iš tikrųjų, kas kaip... daugiau reikėtų nei 3 vakarienės, nes gali pilnatis būti. Gerai, savaitę, mėnesį. Mėnesį kokį reikėtų. Mėnesį matuojas tik vakarienę, ne? Taip. Ir žiūriu, kaip mes ten veikiam. Tiesiog, ar tai yra iš vis namuose tradicija, kaip visą tai vyksta, ne? Bet mes prie stalo šeimoje labai greitai pamatom ir iš karto gali pajausti, kad vaikas turi problemų. Taip, ir po vakarienės tu jau žinai, į kurio kambarį reikia įsliūkinti, ar ne, ar apie ką reikia pasikalbėti. Tu matai ir konfliktus, kaip 2 vaikai tarpusavį konfliktuoja ir tu irgi gali matyti, kas čia vyksta ir kaip vyksta, ar ne. Tai daug dalykų labai tikrai gali pastebėti. Aš net, žinai, kaip atsakai, kokį laiką ten KPI'sus išsikelti. Aš manau, kad nereikia nei laiko. Tai tiesiog, kada tu eini į sąmoningumą, stebėdamas vakarienę, valgydamas, jau susirinkdamas prie stalo, valgyti vakarienę, ir tai jau yra kai tradicija. Tai gaunasi natūraliai, kad tu gali pamatyti. Labai geras tipsas.
nuo ko galiu pradėti sąmoningai stebėti, o kaip mes gyvenam iš tikrųjų, kokie mūsų santykiai. Ar šis yra vakarienė? Gal aš grįžtu taip vėlai, kad nėra vakarienės? Arba kiekvienas savo. Arba kiekvienas savo, arba ten prie televizorius. Visaip gali būti, ar ne? Tarsi kiekviena šeima turi savo. Na, tada gerai, o gal yra pusryčiai kartu. Ir tai irgi gali būti, ar ne? Tik per pusryčius, aš pasakysiu, yra toks momentas, kad visi labai skuba. Taip. Nes visi turi išeiti. Ir tai neatskleis visko, kaip yra iš tikrųjų. Nes, aišku, kitas vaikas gali sakyti greičiau, nes mes jau vėluosim. Tai nereiškia, kad jam yra blogai. Tai reiškia, kad jisai nenori vėluoti. Super, tai nuo vakarienės ir jeigu jos nėra, tiesiog pabandyti padaryti eksperimentą mėnesį, ne? Pavyzdžiui, mėnesį, pabandykim kartu pavalgyti vakarienę, pažiūrėkim, kaip mums seksis. Bent jau pasidėlioti, ar ne? O, šiauri geras. Pasimatuoti temperatūrą. Gerai, pasimatau temperatūrą, suprantu, kad kapiet, tikrai nieko gero. Nieks nenori valgyti. Nieks nenori valgyti, nieks nenori šnekėti su manim, žodžiu, visi išsivaikšto savo kampais ir va. Ir suprantu tada, kad esu blogas tėtis. Nesi blogas. Kaip, nieks, pykstas visi, nieks nesišneka, aš rėkiu. Bet tai nereiškia, kad tu esi blogas, tai reiškia, kad tu tiesiog tuo metu, nežinai. Nežinai, kaip šitoj situacijai pasielgti, kai nežinau, tai tada ieškau informacijos arba bėgu ir apsimetu, kad man tai nesvarbu. Ja, apsimetu, kad nesvarbu. Kad visur tai būna. Aš nežinau tokių šeimų, kuriuose taip nebūna. Taip. Kas normalius santykius su vaikais, kai turi? Niekas neturi. Knygose rašo. Taip. O jeigu turi, tai meluoja. Jo. Visada įvaizdžiu mes irgi įmonėje rūpinamės labiausiai. Taip. Bet nematom, kas vyksta iš tikrųjų, ar ne? Taip. Tai čia, kai mes gyvenam falšui, tai gauname visą tai. Bet tikrai vyksta ir tu gali, kad niekada nebus pasišpilkavimų, kad niekada nebus ten konflikto ir pasipykimų, tai jeigu visiškai to nėra, ypatingai su vaikais, paaugliais ar ne ypatingai, tai yra negerai. Patogus vaikas nėra gerai, patogus vaikas yra blogai. Gerai? Ne, yra blogai. Belekai gerai, patogus, pastatėjai, nusisukai, atsisukai, jis vis dar sėdi ten pat, įsivaizduoja ir daro tai, ką tu pasakei. Dabar piešk. Ir jis piešia. Taip, ir jisai patogiai pradeda pjaustytis, ir jisai patogiai pradeda ieškoti tilto, ir jisai patogiai pradeda mintise kurti, kad aš esu nereikalinga šitam pasaulyje. Tai taip patogių vaikų galvose yra siaubingi dalykai. Nes paauglys ir turi maištauti. Kaip jam kitaip pažinti pasaulį, kaip jam kitaip išmokti savo nuomonę pasakyti. Jis dar tik gal jos nemoka gražiai sudėlioti ir įpakuoti, ar ne? Bet jeigu mes nuolat jam sakom, tu šneki nesąmonės, tu dar mažas, tu piemburnės, tu dar gyveni, tu čia viską turi, tai apie kokią mes asmenybę kalbam? Jisai visą laiką leisis tuomet užaugęs, kad su juo taip pat žmonės elgsis, nes tai bus normalu, tavo nuomonė niekam neįdomi, tu pats esi niekam neįdomus ir geriausia šiaip būk niekam netrukdantis. Nusiaubas, o taip pasiklausai, manau, kažkuris vaikas, vienas kuris nors patogus, pas mane siaubingai nepatogus visi keturi. Faini, bet nepatogus. Bet jie turbūt moka elgtis socialinėje erdvėje, žino kaip elgtis. Kaip kada? Ta prasme, jeigu su neteisybė susiduriant, ar ne? Aš ir savo, mano sūnus yra su Tadas Blinda, jis ieško teisybės, savo vaikiško dar to naivimu. Fainai. Aš tai visą laiką palaikau ir netgi ir mokyklas, kad suprantu, atsiprašys šiuo atveju to, bet jo logika buvo kita. Jisai gali atsiprašyti, kad ten gal pasakė negražų žodį, bet jis teisingai pasielgė toje vietoje, užstodamas ar ne, arba sustabdydamas ten kažkokį netinkamą elgesį, nors tai yra ir suaugusio elgesys, pavyzdžiui. Tai aš sakau, aš laiką tai sakysiu. Aha, aš irgi tą patį darau. Bet neleisiu skriausti silpnesnių. Tikrai, ir čia aš stosiu jau prieš. Tu negali nei žeminti kito, nei tyčiotis iš kito. Tai yra svarbu. Mes šito nedarom. Tu turi išlaikyti šitą kultūrą, nes nei tau patiktų, nei tu tai turi daryti. Pagarba žmogui turi būti visada. Visada turi būti pagarba. Gerai, grįžtam prie
tos nevykusios vakarienės. Realiai, jeigu supranti, kad neįtin gerai sekasi namie. Supranti, kad kaip tėtis, kaip mama, jau darbuose viskas tvarkoja, ten visi nešioja ant rankų ir sako, koks tu nerealus, pasiekim visus rezultatus, o namie nelabai gaunasi. Ką daryti? Nu, ką pradėti? Gal pradžią pagalvoti, o ko aš noriu? Nu, kad kalbėtų apie mane kaip apie tėtį arba mamą gražiai. Kaip? Sakytų, oi, koks tu fainas, kaip tau čia viskas gaunas, kokie tavo nustabus vaikai. Kas gaunas? Kas kalbėtų? Nu, visi bendradarbiai, kolegos, ten savo klubelį. Aplinkiniai? Tu aišku. Tai susitarkit su vaikais, sakai, kad jeigu gali, tai prie mano visų draugų aplinkinių elkitės gerai, aš tau sumokėsiu. Jie tikrai sutiks. Bet taip, pavaidinti. O, super, tai reiškia, pigiausias būdas yra toks. Žiūrėk, na, jeigu tau svarbu, ką pagalvos kiti. Taip, nu čia jeigu tau yra svarbu, ką pagalvos tavo aplinka, draugai, pažįstami, net nežinau, jeigu ir draugams norisi tikti, kad tavo vaikai labai faini, tai nu, tokie ir draugai, aš tada pasakysiu. Bet kiek mokėti reikia, jeigu jūs mokykloje durnai elgėsi? Bet tai gerai, nu susitarkit ir tai nedaryk man gėdos mokykloje, kiek tau reikia. Bet klausimas čia yra apie tai, ar tai yra svarbu. Ar mes apie tai kalbam, kad jis būtų fainas kažkam. Ar kad aš noriu užmegzti ryšį su savo vaiku. Kodėl jisai toj mokyklai taip elgėsi? Kas ten vyksta iš tikrųjų? Ar aš noriu tai žinoti, ar nenoriu tai žinoti? Ne? Kodėl jisai priešinasi? Kodėl jisai šaukia? Ne? Ką jisai apskritai mąsto ir kuo gyvena? Tai kartais mes, žinot, kai viskas aplinkui labai tobula, labai sunku išgirsti, kad vaikui kažkas skauda. Kad, pavyzdžiui, nežinau, vaikas gal susiduria mokykloje su patyčiomis ir gal jisai yra auka, kentėjęs, trūko kantrybė ir tapo rėkiančiu, šaukiančiu, agresyviu, nuvertinančiu kitą, nes nebežinojo, kaip kovoti. Ir tada mes, kaip tu čia taip elgies, ar ne, nežinau, ten mokytojų neklauso. Nu, dėl ko neklauso? Kas yra? Ką tu ten gauni? Ką tavo vaikas, gauna tose dalykuose? Tai kai mes tada išmokstam kalbėtis, kai savo nusistatom, ko aš iš tikrųjų noriu, kur yra tikroji problema. Tai taip, jeigu aš nesugebu pats, aš nežinau, kaip sakau, jeigu pats dantų negali susiremontuoti, tu eini pas odontologą, tai jeigu tu nežinai, nei kaip tu nori, nei kaip užmegzti tas santykius, tai ieško, kas gali padėti ir patarti. Tai yra, yra sudėliotų ir tų taisyklių ir metodų, psichologai tam ir dirba. Tai tapsime iki šeimos terapija, bet spręsk, nebėg, nes kartais atrodo, kiek čia dar liko? Metai, 18, tegul eina gyvena savo gyvenimą. Jo, bet tai paprašiau. Taip, o paskui jam, kaip jau bus kokį 30, sakys, tu mane ten traumavai, bet jie taip sakys. Čia bet kuriuo atveju jie sakys. Bet taip ir bus, bet kuriuo atveju, nesvarbu, tu stengiasi, nesistengi, vis tiek yra tikimybė, kad tai apkaltins, kad tu vis tiek ne kažką. Žinoma, tikrai taip. Tik tai paskui apie 40 metus jau tada, arba kai savo vaikų jau praugini, tada tu supranti, kad kokia tėvų buvo nauda ir apie ką jie galvojo, ar ne, ir kodėl jie vienaip ar kitaip tai darė arba nedarė. Bet čia klausimas yra, kai mano vaikas užauga, ar man pavyko jį užauginti taip, kad suaugęs, jisai kad ir matys mano netinkamą elgesį, jis išdrįs pasirinkti savo kelią. Jis nebijos pasakyti savo nuomonę, jis turės kritinį mąstymą, jis žinos, kad namuose yra saugus uostas. Ir nesvarbu, ar man 20, ar 30, ar 50, kol aš turiu tėvus, aš žinau, kad nuvažiavus pas mamą, ar tėtį, jisai man pasakys, aš tavęs laukiu, aš tavim didžiuojuosi, aš tave mačiau, tu mano šaunuolis, ar ne, kad galėsi paskambinti, mama, nesusitvarkau su tai savo vaikais, gali mane iš čia pasimti, prašau, ar ne. Ir jis suprantu tave, ne, tai tu ne taip darai, ta prasme, nemoralais eis, bet tu žinosi, kad, čia yra mano saugumas, va čia. Kai man bus blogai, nežinau, paskui mama iš darbo atleido, ne, tai ką tu blogai darėjai, atvažiuok pas mane, pakalbėsim. Tai va, ar man tai pavyksta ir tai, ką aš įdėsiu toje vaikystėje, kol jie yra šalia mūsų ir mes galim padaryti didžiausią jiems įtaką, didžiausią.
Ir nuo to priklausys, kokią mes įtaką darom savo vaikams, kad jie tą įtaką leis daryti kitiems žmonėms. Tada savęs paklauskit, ar norit, kad jo bosas, būsimas ar ne, elgtųsi taip, kaip jūs elgėtės su tavo vaiku. Norit taip? Jeigu norit, vadinasi, viskas gerai. Aš tą patį mamom sakau. Kaip įsivaizduojat, jeigu jūs sūnus susiras žmoną tokią kaip jūs ir darys juo taip, kaip darot jūs. Dažnai bala. Moteris. Bet sūnus tokia ir rinksis. Taip, nes kitokio nesupras. Arba priešinga. Arba visiškai tada imsis priešingybę. Nes, pavyzdžiui, jeigu neturėjo ryšio kažkokio, ar ne, arba matė kažkokią kitą moterį, ar ne, tai taip gali tiek sūnus, tiek mergina pasirinkti kitą prototipą, dėdės, tetos, sesers ar dar kažką. Tai aš dukrai visą laiką sakau, tikrai nori, kad jisai surastų merginą tokią kaip tu. Tai susibalamutina. Kaip nesibalamutinsi. Net aš klausaus ir galvoju, aš čia jau metai gal, daugiau truputėlį, bet panašiai apie metus. Gyvenu su viena mintim, kad tai, ką aš dabar pasakysiu arba padarysiu, tai padės mano vaikam norėti grįžti likusį gyvenimą pas mane svečius ne tik per Kalėdas. Ypač su vyresniais. Ir karts nuo karto jau prikandu liežuvį. Nes baigiu šitą išmokti. Ir suprantu, kad ir tai, ką aš girdžiu, tas saugus uostas, kur nieks iš tavęs nieko nereikalauja, negalvoja, kad tu nesėkmingas, kad tau kažkas nepaeina. Gavai pavalgyti, jeigu nori nieko neveikti, gavai kur nueit ramiai pamiegoti ir visi tave paliko ramybėj. Ir ima tokį. Čia tik labai vienas svarbus momentas, kad tas saugus uostas netaptų įprotis. Ir ne uostas, o gyvenamoji vieta. Kai tau 30. Taip, tegul tai būna saugus uostas. Bet ne, kad mamytė gelbėk, žmona man niu pasakė, ar ne? Ne, bet suvokti, kad aš tave priimsiu, tai nereiškia, kad viską pateisinsiu. Nereiškia. Bet priims. Fainai. Kokį, iš savo patirties, dirbantis vadovais ir dirbantis šeimom, jeigu visi žmonės išgirdę tai padarytų, nuo ko reikėtų pradėti? Nuo ryto. Nuo ryto. Labas rytas, su šypsena, be panikos, be rėkimo, kad kodėl tu dar guli lovai. Ir kiek kartų galima sakyti, su to pažadinimu ar pasakyti, šiandien nuostabiausia diena tavęs laukia. Išaušo dar viena nuostabi diena. Labas rytas. Laukiu prie pusryčių stalo, ar ne? Laukiu tavęs susiruošusią. Ar jeigu neatsikelia, vėl prieiti švelniai. Įsivaizduojat, kai paaugliai pradeda... Taip, ir įsivaizduojat, kaip paauglį 14 metį prieina mama ir daro, tada atvažiuoja bučinių mašina. Tai jis vien dėl to šoks iš lovos. Ja, ir filmuoja. Kaip aš tavį myliu. Taip, mano papaliukai. Žiauriai. Tu pykt negali, tu vis tiek nervuojasi. Bet tai su to humoru, su ta gera energija pradėti dieną, nes tai ta pati pradžia, jinai irgi lemia, kaip bus toliau. Ar jeigu jisai ateina ten, susiraukęs dar ką nors, nepradėti, tu susiraukęs, pajuokaukit, tiesiog, užsidėkit muziką, pakratykit plaukus, patys nesinervuokit ir jiems bus lengviau. Bet kaip nenumesti rytinio grūzo ant vaikų, jeigu gali? Labai kartais norisi, bet iš tikrųjų, ypatingai jeigu tai bloga naktis buvo, toksai. Arba vakar nepaėjo. Taip, aš tai visą laiką sakau vaikams, šiandien mano žiaurus rytas, jeigu galite nelysti ir jeigu galite, tai greitai ruoškitas. Ir kažkaip supranta, dar su mūsų laiką prieina, tau apkabinimo dabar reikia. Visą laiką noriu pasakyti, nes tuo metu atrodo, kad ne, bet žinau, kad jeigu taip pasakysiu, tada, kai jam tai bus, jisai irgi neleisiu apkabinti, tada sakau taip, bet įdomus paradoksas, kad kai apkabina, tu tikrai atlyšti ir tau palengvėja. Jeigu paprastas to mamom.
Bet ir su tėčiais tas Ne taip pats. paprasta. Apsikabinti negali. Gali visada. Jo, bet aš, lyginu pagal save ir šiaip, ką matau aplinkoje. Jo. Ar mane sūnus gali tiek paveikti, kiek dukra? Turbūt vis tiek. Ne. Sūnus, nice. Dukra, iš manęs lieka balutė. Taip. Ir aš matau, kas su žmona vyksta. Ne? Dukras, fainai. Taip. Sūnus, viskas. Taip. Tie, kaip įdomu. Bet tai vienas kitą tada ir papildomų. Vienas lydikimės prie vieno, kitas lydikimės prie kito. Na kaip ir sakom, ar ne, yra, kad tėčiai dukrom turi sakyti komplimentus. Tėčiai, nes mamų dukros taip negirdės, kaip girdės tėčius. Lygiai taip pat sūnum komplimentus turi sakyti mamos, nes kai sako tėčiai, jie irgi negirdi. Ir tai yra pirmos, antrosios pusės. Va, kaip viskas paprasta. Gerai, tai vakarienė, įsiaiškinti, kaip veikia mano vakarienė mėnesį, jeigu nieks nevalgo, priversti visus sėsti prie stalo ir aiškintis, kaip mes valgom. Gerai. Su pasiekmėm, su bausmėm, su visais bairiais. Taip. Negausi valgyti tada iš visai. Jo, negausi valgyti. Antras dalykas, rytai, ne? Tai kokį aš tą rytą padarau savo vaikam. Ir kokį aš rytą padarau vaikam tada, kai man iš tikrųjų žiauriai sunku. Ir nebūtinai man išeina tą šypseną išspaust, kai noris atsikėliu ir galvoju, ant kurio dabar. Bet galim tai žodžiu vardinti ir pasakyti. Tikrai sunkus rytas, tikrai prastai labai miegojau. Gal ir sakyti, aš atsiprašau, jeigu pakelsiu toną, tiesiog tikrai blogai miegojau. Ir tikrai būna ir man tų rytų tokių, kur pusę nakties nemiegojai ir tu atsikeli ir sakai, žiauriai blogai miegojau. Ir tu matai, kad vaikai supranta. Jie nėra kažkokie nesubrendėliai, nesupratėliai ir taip toliau. Jeigu tu jiems kalbi, bet jeigu tu puoli atgal ir reikia, kiek tu čia gali vonioj būti, pirmą apstaudį, o paskui, eini sakyti. Ir tai jie supranta. Bet tada jie nori lygiai to paties iš mūsų, kad kai jie atsikelia ir pasako, nenervok, šiandien man blogas rytas, o to. Čia man šitas pasimokė dalies, kaip matau kabiną, dar galim kažkaip pakalbėti. Taip, dar labiau, tai aišku, iš karto, ne. Tai tu ir sakai, nori tiesiog pabūti ramiai, taip pasakė, kad nelyst. Taip, viskas, padėdi tą lėkštį ir tegul valgo, valgo šitaip, tegul valgo, tokia jo diena yra, tai paauglystėje hormonai siaučia. Nekenčiu, kai valgo greit prie stalo. Bet šiandien tokia diena. Ne, visada taip valgo. Jo, bet mes šitą aiškinamės, aš sakau, aš negaliu. Prie stalo, kai taip viskas suryji išeini, tai jis nelieka prie stalo. O kai lėtai valgo, ką sakot? Džiaugiuosi. Ir tai? Nes pavyzdžiui, kai mano sūnus valgo labai lėtai, tai paskui per pusryčius niekas labai nebesidžiaugia, nes jisai dar sėdė su lėkšte prie stalo ir... O, tą prisiminiau, valgyk. Tai kartais kertasi, kad vienoje vietoje tu turi greit pavalgyti, kitoje vietoje tu turi lėtai pavalgyti ir tada, o tarp draugų lėtai valgyti. O, tarp draugų, kaip valgyti su draugais ir tarp draugų. Čia geras klausimas. Ir tarp kitko, šiais laikais yra labai sudėtinga, nes jeigu, pavyzdžiui, tėvai yra tie, kurie nori, kad tu sveikai maitintumėsi, o tavo aplinkoje draugai valgo, nežinau, dešrainius, traškučius ir geria kolą, o tavo šeimoje tai nėra įprasta, o tu tokioje aplinkoje esi. Tai labai sunku vaiką. Kažkam turi meluoti. Man įdomu. Tai, kas čia vyksta, man žiauriai įdomu. Ir aš pats gaunu tipsų, ir tokiu galvoju, geras. Ir kai kur pasitvirtinu, geras, gal su manim viskas tvarkoja. Su visais tvarkoja. Ne visada. Jo, ne visada. Jeigu tėvam, aš sakau, žiūrėkit, jūs nežiūrėkit tiek į vaikus, ką su jais padaryti, bet visų pirma pažiūrėkit, ką su savim galiu padaryti, kad vaikam būtų biškai paprasčiau gyventi. Nes ten nesu vaikais kažkaip iššūkiai dažniausiai yra iššūkiai su manim. Tai kokį patarimą, ką tėvai galėtų su savim pradžiai padaryti? Kažkokį mažą dalyką, kur matytų, kad, geras, veikia. Medituoti. Į ką? Į save.
Vėl čia nesąmonės. Tai gal dar jogą užsiimti ir 25 kilus per dieną nubėgti? Jeigu tai yra toks noras, pirmin, bet sakau, išmokit, kvėpuoti. Na, ta prasme, ta meditacija mes kartais įsivaizduojam, valandą atsisėdi ir ten sukoncentruoji, ir ne, nu, bet tu skirk laiko į save, tą patį kvėpavimą padaryk, ar ne, kad surinktum tiesiog save. Ir kai tu surinki save ir tavo akyse prašviesėja, nu, tu kitaip elgiesi su vaikais. Nu, tiesiog, nenumeskim visų savo rūpesčių ant vaikų. O čia gal tas yra, mes kartais taip pavargstam ir tada mes ant jų pykstam, kad jie nėra tokie pavargę. Ir tada mes turim padaryti, kad jie irgi būtų tokie pavargę. Nu, vat, nu nes, nu, kaip, tegul visi būna sudegę. Nu, vat, kodėl čia vaisai sėdi, išsidrėbęs ir žiūri filmą, bet 30 kartą tą patį. Nu, kad negali persijungti ko nors. 3 per dieną. Taip, kad veikti neturi ką. Nu, gal ir neturi. Greičiausiai neturi, nes jį turėtų, tai veiktų. Na, bet pastebėti į save, aš kartais sakyčiau, žinot, tas yra labai smagus emocijų ratas, ne? Tas, nu, tikrai nesudėtingai rasti internete, ne? Tai kas valandą savęs paklausti, kaip aš jaučiuosi. Pabendravus su vaikais paklausti, kaip aš jaučiuosi. Realiai, kaip aš jaučiuosi. Apie ką esu aš. Ir kai aš dirbsiu, nu net nedirbsiu, nes aš kaip sakau, reikia dirbti su savim, tai visi pradeda kažkodėl tai daryti. Visur dirbti. Nu, žiūrint, kaip žiūri darbą. Aš sakau, šį darbą žiūriu pozityviai, man smagu daryti mano darbą, tai man ir santykiuose dirbti nekelia streso, o kelia malonumą, kad tu pasiektum rezultatą, ar ne? Nu, bet kad būtų tas dalykas. Verslė žmonėms galima tada sakyti, investuok į save. Taip. Tai ir tėvystėje labai svarbu investuoti į save. Kuo labiau investuoji į save, tuo labiau tu pamatai, kuo labiau tu kovoji su vaikais, tuo labiau vyksta karas. Kai mes nustojam kovoti, tai žiūrėk ir bendradarbiauti gali pradėti. Gerai. Tai rezimuojant, vakarienė, išsibandyti visokiam formom, pažiūrėti kaip veikia, pusryčius, per pusryčius ieško drąsos ir jėgų, kad ateiti neuždrožiant, neišgazinant. Rytą, pradėti rytą. Gal kiti nevalgo pusryčių, na visaipgi yra, ar ne? Tai čia mes. Pradėti rytą. Investuoti save, tai galima nuo paprasčiausio dalyko pradėti, pamedituoti 10-15 minučių. Pažiūrėti, kiek. Pakvėpuoti, giluminį kvėpavimą padarykit ir dar labai gerai, jeigu prie jų darysit. Šis labai gerai. Gerai veikia. Reiks pabandyti prie su vaikais. Ne jiems sakyti, kad jie turi daryti, bet pačiam daryti. Sėdėkit ir žiūrėkit, ką aš darau. Nu, jie dažniausiai darys taip. Nu, taip. Tai kokį pirmus 2 mėnesius, bet paskui jie prie jūsų gal to ir nepadarys. Oi, patys savo nuės pamokys. Patys savo ir kitus, jie taps kokie profesionalai. Holotropinio kvėpavimo meistrai ir taip. Taip. Gerai, pakvėpuot. Įsivertinti, kad tai, ką aš darau darbe, tos pačius metodus galim pritaikyti namie ir atvirkščiai. Tai, ką aš darau namie, pritaikyti tos pačius metodus. Ne. Kodėl? Nu, man taip gerai jau taip, buvo. Viskas labai tvarkoja yra. Klausimas, kokius aš metodus taikau darbe ir kokius metodus taikau namie. Ir bausti. Taip, nu, nes jeigu aš ten taikiu rėkimo metodą, ten, nežinau, žeminimo kokį, tai netinka. Aš kalbu apie... Aš jau galvoju, išplauksim. Ne, nes, nu, jeigu tu sąmoningai elgiesi darbe, tu žinai tinkamus vadovavimo modelius, ar ne visus, tu pasirenki tinkamą vadovavimą, pagarbų vadovavimą, teisingą vadovavimą, tą patį situacinį vadovavimą. Tai daug tų dalykų tu tikrai gali pritaikyti bendraujant ir su vaiku. Jeigu tu ten neinvestuoji suprasti, kas yra vadovas ir dirbi už žmonės, pyksti ant jų, kad jie nedaro, kas nors neišeina atleidžiu arba rėkiu ir taip toliau, nu, tai tau tai nepadės. Ne. Tai aš kalbu apie, kada tu investuoji į save ir tu žinai tinkamus metodus, visą tai mes galime va taip. Ir ten laviruoti ir tikrai gauti gerą rezultatą. Super. Aš išsinešu labai tokį dailų laiką. Ir dar gražesnį ir dailesnį paaiškinimą, kad jeigu tu esi užsiėmęs ir užimtas darbuose ir esi kažkoks labai svarbus paukštis pasaulyje, kad galima ir
tą patį daryti ir šeimoje, ir mokytis, ne, investuojant į save, mokytis, kad tu gali irgi ten tapti labai svarbus paukštis, kurio visi laukia. Bet savo vaikam. Taip. Bet čia labai svarbu išmokti. Mes svarbus turim ne atvirukui tapti, ar ne, kad kiti matytų ir sakytų, kokia faina šeima. Išsiskyrė. Kaip tai čia, taip, tokie gražus visi buvo, taip gražiai bendravo. Ne, bet kad aš tapčiau, kaip praeis visi paauglystės krizės, aš vėl tapčiau savo vaiko autoritetas, kuris norėtų mane lygiuotis ir norėtų, kad namai būtų jo saugus uostas. Labai gražu. Ačiū labai už pokalbį. Malonu buvo pakalbėti. Dėkui.